Onorevole Diciokas, per un minuto. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems aktyviai dirbusiems ties šitais sudėtingais, svarbiais ir mano įsitikinimu pačiais svarbiausiais šių metų teisėkūros projektais, ypač pranešėjui ponui Capoulas Santos. Turiu mažai laiko, tai galiu paliesti tik pačius svarbiausius mano valstybės ūkininkams rūpimus klausimus. Visų pirma, tai tiesioginių išmokų suvienodinimas po 13 metų. Tai yra labai svarbu. Ir jei mes kalbam apie solidarumą, sąžiningą konkurenciją ir bendrą rinką, tai turime elgtis atitinkamai. Reikia užtikrinti teisingą paramos paskirstymą. Antras labai svarbus dalykas tai yra būtinybė panaikinti apribojimus žemės plotams pagal 2003 m. birželio 30 dienos būklę. Jei kalbam apie maisto trūkumą, apie badą pasaulyje, pagaliau biokurą, tai leiskime ūkininkams išnaudoti esamų resursų galimybės. Ir svarbiausia, mes privalome apsaugoti Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos finansavimą ir neleisti išpešioti žemės ūkio biudžeto visokių abejotinų idėjų naudai. Ačiū. Grazie. Onorevole Smith, per un minuto. Thank you, President. I'd congratulate and thank all colleagues as well in bringing us to a successful conclusion today, though I would echo colleagues' disappointment that we could have gone a bit further, we could have been a bit more ambitious, but let's remember that